Šiais laikais robotai paklausūs paslaugų sektoriuje, medicinoje, o dabar ir kariuomenėje. Pirmą kartą Izraelyje, Herzelyje mieste vykusioje robotų technikos konferencijoje išradėjai demonstravo savo naujausius išradimus. Robotai Izraelyje labai populiarūs. Vienas iš konferencijoje reklamuotų prietaisų buvo Elbit Systems Izraelio kariuomeniai pagamintas įvairiapusis, protingas, nešiojamasis robotas arba kitaip Viper. Pasak programos vadovo Stefano Holdiso, lengvą platforminį robotą, kuris gali naudoti fotoaparatus, mikrofonus, daviklius ir net mažą šautuvą, galima naudoti mūšio lauke, ieškant sprogmenų, bei siekiant išvengti priešo pasalos. Šis konkretus robotas buvo pagamintas Izraelio kariuomeniai, kad pakeistų karius. Šiandien tai vienintelis robotas, kuris gali būti naudojamas kovos metu ir intuityviai valdomas, net kai jūs šaudo. Konferencijoje dalyvaujantis mokslininkai ir inžinieriai susirinko apsvarstyti aktualius robotų technikos srities klausimus, bei kartu ieškoti būdų, kaip užsitikrinti vyriausybės paramą šiai sričiai. Aš manau, kad atsižvelgiant į dabartinius Izraelio industrijos pasiekimus elektronikos ir programinės įrangos kūrimo bei komunikacijos srityse, viskas, ko mums reikia, yra tik susijęti visą tai su techninė įranga. Ir mes galėsime būti supergale, pasaulinė supergale robotų technikos srityje. Izraelyje vykusioje konferencijoje pristatyti išradimai nuo Sony šuniukų robotų iki patriotiškų robotų žoliapjovių, tinkančių tiek laisvalaikiui, tiek ir nacionalinio saugumo užtikrinimui.